Sveiki kinomanai, su jumis laida Kino DNR ir 2017 laukiamiausių filmų dešimtukas. Įspėjame, kad šie filmai nėra išdėlioti eilės tvarka. Visgi tūkstančiai fanų besiginčijantis internete žada ilgiausias eilės kino teatruose būtent prie šių filmų. Dešimtuką pradedam nuo Galaktikos sergėtojų 2 arba Guardians of the Galaxy Volume 2. Tai antrasis filmas sekantis visatos sergėtojų nuotykius, kuris kino ekranus turėtų pasiekti 2017 gegužę. Filmas seks tą pačią jau mylimą galaktinių nepritapėlių komandą siekiančią išsiaiškinti Peter Quill, žinoma kaip Star-Lord kilmę. Volume 2 pirmtakas buvo vienas iš Marvel Studios netikėčiausių pasisekimų kartu su filmu Skruzdėliukas arba Ant-Man. Studija pasiskolino veikėjus iš komiksų pasaulio giganto Marvel. Tiesa, šis komiksas nebuvo susilaukęs didelio pasisekimo ir turėjo tik mažą fanų kultą, tačiau nauja pasaulio interpretacija prikaustė žiūrovus prie sidabrinio ekrano 2014 metais. Filmas susilaukė milžiniško pasisekimo ir paneigė piktuolių lūkesčius galiausiai sulaukti pirmo prisvilusio blyno iš Marvel Cinematic Universe. Filme jau pamėgtų personažų roles vėl grįž Chris Pratt, John Batista, Vin Diesel mažojo Grūto vaidmenyje ir daugybė kitų naujų ir senų aktorių. Beje, žadama, kad antrojo filmo garso takelis bus kupinas dar geresnių 70-mečio hitų. Now repeat back what I just said. I am Groot. No! No, that's the button that will kill everyone! Toliau mūsų sąraše žinomiausio visų laikų mutanto paskutinis pasirodymas kino teatruose filme Loganas arba Logan. Logan siužetas seka Hugh Jackman įkūnijimą seną ir nusilpusią Ernį netolimoje ateityje, kurioje mutantų liko vos vienetai. Šį kartą jo tikslas išgelbėti mergaitę, kurios gyvybei gresia pavojus. Tiesa, mergaitė klonas, atkurtas iš pagrindinio veikėjo genų. Taip pat liūdnos žinios Hugh Jackman fanams. Aktorius patvirtino, kad tai bus paskutinis jo kartą šokant į visiems pažįstamą mičiganiečio batus. Interviu su Film Insiders portalu metu aktorius pareiškė esąs nesitikėjęs šią rolę užpildyti 17 metų iš eilės. Tad šis paskutinis pasispardymas tinkama akimirka atiduoti paskutinę duoklę Ernio fanams. X-Men pasaulio filmai tradiciškai susilaukė tiek neigiamų, tiek teigiamų atsiliepimų nuo pat pirmojo 2000-aisiais pasirodžiusiojo X-Men filmo, kuris to meto Matrix įkvėptos estetikos dėka visus veikėjus suviniojo į aptemptos juodos odos kostiumus. Fanai neapsikentė sušvelnintais efektais lydinčiai šį veikėją apsidžiaugs. Amerikoje filmas susilaukė preliminaraus restricted ratingo, kuris žada kraujo klanus ir intensyves veiksmo scenas. Logan, you still have time. Krūvos nominacijų už specialiuosius efektus ir jų dėka animuotus veikėjus sulaukęs Dawn of the Planet of the Apes grįžta su tęsiniu. War for the Planet of the Apes seka Andy Serkis įkūnijimą personažą Cezarį, vieną iš primatų, kuris pirmame filme išvadavo savo rūšį nuo žmonijos tironijos. Tęsinyje Cezario kolonija įsitrauks į kovą su žmonių armija. Beždžionių pastangos dūžta iš šipulių susidūrus su gerai paruošta kariuomenė, o tuo tarpu Cezaris turi kovoti su savo agresija ir žvėriškais instinktais, sprendžiant savo rūšies ateitį. Filme sulauksim siužeto paremto keršto motyvais, kovojant dėl planetos ateities. Filmas kino ekranus pasieks šių metų Liepą. H&M ir kitos parduotuvės yra pilnos žvaigždžių karų apatinių ir kojinių ne šiaip savo. Naujųjų metų išvakarėse pasirodžiusiais Šelmis 1 2017 gruodį seks 8-asis žvaigždžių karų epo epizodas. Fantastikos ir švyčinčių kalavijų kovomis lydimo filmo siužetą pratęs veikėjos Rey nuotykiai kartu su Luke Skywalker. Merginai teks mokytis mistinių Džedajų ordino kovos meno ir filosofijos tęsiant kovą prieš 7 epizode iškilusią priešą – Pirmąjį ordiną, kuris siekia grąžinti galaktiją į imperijos tironijos laikus. Filmui į savo vaidmenį sugrįš Mark Hamill, Oscar Isaac, John Boyega ir Daisy Ridley. Žinia, J.J. Abrams nesugrįš į režisieriaus kėdę po sėkmingo pasirodymo su 7 epizodu. Jį pakeis Rian Johnson, žinomas už kultinį filmą Looper. I've killed Rangers before. Taip, jūsų ausis jums nemeluoja. 2017-aisiais sulauksime Power Rangers sugrįžimo į plačiuosius ekranus. Siužetas visiems 90-aisiais gimusiems pažįstamas iki skausmo. Grupelė vidurinės mokyklos moksleivių mistiniu būdu įgauna supergalias ir jas naudoja pasaulio gelbėjimui dėvint senai pažįstamus bazinėmis spalvomis nuspalvintus kostiumus. Tiesa, daugelis apie filmą atsiliepia neigiamai, nes mano, kad tai dar vienas pigus žinomos franšizės išnaudojimas vardan nostalgijos. Tai tikrai ne pirmas ir ne paskutinis bandymas suburti žiūrovus į kino teatrus naudojant nostalgiją sukeliančius prekių ženklus.
Pasirodęs filmo anonsas sukuria gerokai grubesnę ir sarkastiškesnę atmosferą naujiems Rangeriams. Tad teks sulaukti spalio ir patiems išsiaiškinti, ar filmas paneigs gandus, ar visgi tai bus dar vienas studijų bandymas išvilioti iš žiūrovų kišenių keletą eurų netokiais jau gražiais metodais. She's my secretary, sir. She's a very good secretary. Nuostabioji moteris komiksų mėgėjams geriau žinoma Wonder Woman slapyvardžiu. Nepaslaptis, kad DC komiksų serijos filmai nesulaukia gerų apžvalgų tiek iš kritikų, tiek ir iš kino entuziastų, kurie yra pratę prie lengvų pramogų su Marvel visatos herojais. Todėl Wonder Woman turi didelę naštą ant savo pečių, ypač po kontroversiško Batman vs. Superman pasirodymo kino teatruose. Svarbu pabrėžti, kad tai bus pirmasis komiksais paremtų istorijų filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka moteris. Nors šiame žanre kupina stiprių dailiosios lyties atstovių, ne viena iš jų neturėjo titulinio filmo. Nors Batman vs. Superman, Dawn of Justice ir Suicide Squad kritikų pasmerktas žemais reitingais, tikimasi, kad režisierė Patty Jenkins pakels damą į Holivudo topų viršūnes. Manoma, kad šis filmas nulems, kaip ateityje bus žiūrima į moteriškosios lyties herojes šiame žanre. Welcome to Rome. Is this a formal event or a social affair? Social. How many buttons? 2. And what style? Tactical. Veiksmo filmų fanai turėtų būti ypatingai laimingi ir pasižymėti premjeros datą savo kalendoriuose. John Wick tęs pirmojo filmo titulinio herojaus įkūnijimo Keanu Reeves nuotykius jau vasario 17 dieną. 2014 pabaigoje pasirodęs pirmasis filmas susilaukė visapusiškos kritikų meilės už intriguojantį siužetą, puikius aktorių pasirodymus ir veiksmo scenas, kurios tituluojamos geriausiomis 2014 repertuare. Skirkime minutę veiksmui. Kodėl pirmasis John Wick pavergė kinomanus? Paprasta. Filmų industrijoje, kurią šiuo metu tvirtai savo rankose laiko fantastika, superherojai ir Jason Bourne filmų patentuotas Shaky Cam, seniai nebuvo matomi filmai, kuriuose kovų choreografija stovi pirmame plane, stacionarioje kameroje ir nepertraukiamose veiksmo scenose. Matricos filmų lygio veiksmo galite nesitikėti, bet jeigu norite pamatyti grubes, detalės ir nesušvelnintas kovas, tipiškas Korėjos filmų industrijoje, John Wick 2 jūsų nenuvils. What's up, guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. Tiems, kurie jau nebeskaičiuoja, priminsime. Tai jau trečias bandymas žmogų vorą įkūnyti didžiuosiuose ekranuose ir šis kartas išties ypatingas. Žmogaus voro reinkarnacija pasirodžiusi Captain America Civil War filme sujudino voražmogio fanų bendruomenę. Galbūt Marvel superherojų sėkmė padės Peteriui Parkeriui atrasti naujus namus. Keliant komiksų veikėjus į kino ekranus, Marvel Comics turėjo prieiti kompromisą. Sony Entertainment jau kurį laiką laiko autorinės teises sietas su mutantais X-Men ir Spider-Man, o Marvel Studios plėtoja superherojų, kurie jau visiems pažįstami visatą. Dėl šios priežasties žmogus voras ir negalėjo pasirodyti ankstesniuose keršytojų filmuose, nepaisant to, kad Peteris komiksuose yra vienas svarbiausių šios komandos veikėjų. Tad kaip fanai ir filmo pavadinimas implikuoja, žmogus voras grįžta namo po Marvel sparnu. Paskutinė šio veikėjo interpretacija įkūnyta Andrew Garfield kritikų ir fanų nesužavėjo, tad aktorius Tom Holland turi didelę atsakomybę prieš draugiško kaimyno gerbėjus. 2017 žada duoklę Alien franšizės fanams, kuriems pastarieji porą metų nebuvo itin geri. Keletas nepasisekusių žaidimų iš kompanijos, išskiriant tik tikrai šiurpų Alien Isolation ir prieštaringų atsiliepimų susilaukęs Prometheus. Tačiau rodo šiemet fanai tikrai turėtų džiaugtis. Į režisieriaus rolę grįžta Ridley Scott, kuris žada juostai sugrąžinti kultinę nerimo ir baimės aurą. Filmo siužetas bandys sėkmingai sujungti Prometheus ir Alien filmo istorijas, kurios vyksta toje pačioje visatoje. Tikimasi, kad svetimo atmosfera įsigers į prometėjišką siužeto liniją ir atvers duris į naują erą šiai franšizei. Šiam filmui į savo vaidmenis grįžta Michael Fassbender, įkūnijantis androidą David, kuriam žadama didesnė dalis siužeto nei Prometheus, ir garsioji mergina su drakono tatuiruote Noomi Rapace, šokanti atgal į Elizabeth Shaw vaidmenį. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel?
Istorinių epų fanai turėtų apsidžiaugti. Jei manote, kad nuo eilinio Ryano nebuvo geresnio filmo apie karą, Christopher Nolan ruošiasi jūs nustebinti. Jo režisuotas filmas Dunkirk seks to pačio pavadinimo mieste vykusią evakuaciją 1940-aisiais. Filmas paremtas tikra istorija. Grupė sąjungininkų karių apsupama vokiečių armijos Dunkirk mieste. Seka įtemptas mūšis, kurio pabaiga aiški. Kariai būtų pasmerkti tragiškam likimui, jei ne evakuacija. Filmo pagrindinis vaidmuo atiteko Tom Hardy, pagarsėjusiam už roles The Dark Knight Rises ir pašėlusiame Makse. Šiam istoriniam epui garso takelį kurs Hans Zimmer ir tai nėra Tamstos pirma kooperacija su Christopher Nolan. Zimmeris kūrė garso takelius tokiems režisieriaus filmams kaip Inception, Interstellar ir The Dark Knight Rises. Šiam kartui tiek. Laukiam nesulaukiam šių metų staigmenų. Tiems, kurie nuliūdo nepamatę mažiau žinomų filmų, nenusiminkit. Paaiškėjus festivalio datoms ir juose esančiomis premjeromis pristatysim ir kuklesnio bei rimtesnio kino perliukus. Kitą savaitę grįšim su kino industrijos naujienomis, greičiau pasirodančiais filmais ir kitomis įdomybėmis. Čia buvo Kino DNR ir laukiamiausi 2017 filmai.